papasakok jūs tai, kokia tavo yra juokingiausia galbūt įvykis futbole arba rinktinėje nutikęs. Draugai mėgsta pašiet mane, čia tokia jau vietinė legenda šito istorija tapusi, kai žaidėm dar su Kartašovo 96 metų Vilniaus futbolo mokyklos komanda ir mūsų buvo tokios didelės aprangos, nes perki aprangas vaikam, tai nepirksi aprangų puikiai atrodinčių, nes kitais metais visi išauks, tai perki keliem metam į priekį, šiek tiek ilgesnės. Na ir aš išeinu, ilga maikė tokia, nesimato ir man sako, o tai kur tavo šortai? Ir aš pasikeliu, pamiršau šortus užsidėti, su Simpsonų kvadratiniais triusikais esu. Tai nubėgau, pasikeičiau ir užsidėjau šortus, tai čia pas mus vietinė legenda, tie Simpsonų triusikai lyg. Jeigu duotum vieną patarimą sekančiom rungtynėm visai komandai rinktiniai kaip kapitonas, kokia žinutė būtų jam? Davai, vyrai, įmušam įvartį. Ką žinau, futbole laimi tie, kurie įmuša daugiau įvarčių, tai reikia įmušti. Daugiau negu varžovai, ne? Daugiau negu varžovai, jo. Ir kitas patarimas, davai nepraleidžiam įvarčio, nes tada tikrai nepralaimės. Tikimės, kad tai įsipildys. Kokią jūs tai komandą palaikai šiuo metu? Šiuo metu palaikau savo komandą, nes reikia palaikymo. Kaip manai, kai tau bus 70 metų, jau bus senukas, ar dar bėgsi su kamuoliu? Labai abejoju. Kažkaip manau, jeigu šnekėjom su draugais, kad kai baigsiu karjerą, manau, kad 11 prieš 11 manęs gyvenime nepamatysiu žaidžiančio futbolo. Bet salėj dar pasuksi, ne? Salėj galbūt su draugais kažkur mažam plote, jo, bet manau, kad žaisiu galbūt kitus sportus kažkokius. Man atrodo, kad padelio arenai mus dažniau sutikti negu futbolo aikštė, tikrai. Kūnas per daug spaudimo patiria. Ne, nes jeigu rimtai kalbant, tai labai daug reikalauja futbolas, labai daug atima iš kūno, iš kelių, ten visos traumos. Manau, kai galbūt nebegalėsi tokiam lygiai žaisti, kai tavo kūnas neleis, kaip galėjai anksčiau žaisti, tavo malonumo tokio nebus. Ar turi kažkokių planų jau, ką veiksi po karjeros? Kiekvienais metais šitas atsakymas keičiasi, nes turiu, įsivaizduoju, ką noriu. Vis tiek daugiausiai sukauptų žinių yra futbole, yra sporte. Ir aš po karjeros save irgi matau kažkur šitoj sferai, bet nežinau, ar Lietuvoje, ar tarptautiniam futbole, ar tarptautiniam sporte kažkokiam. Nežinau, man sportas sutikė labai daug gerų emocijų. Tai aš norėčiau ir po karjeros stengtis tą savo žinias įgytas išnaudoti sportą. Nesitikėjau tokio atsakymo, tikrai. Ką? Galvojau, kad tu su futbolu nieko bendro nebeturėsi gyvenime. Šiaip? Ne. Gali būti, nenustepčiau, jeigu taip susiklostys, kad į futbolą irgi ir kažkur kitur nueisiu, bet kaip bus, tai bus. O tu ar turi kažkokių planų jau dabar? Tai pas mane irgi tokia situacija, kad atrodo geriausia, ką išmanai ir ką žinai, daugiausiai žinių turi su futbolu. Tai galbūt irgi norėtųsi likti toj sporto šakoj. Galbūt pagrindinių trenerių, tai manau, kad būtų nenorėčiau. Atrodo, asistentų, ne kvadračiukus padėlioti. Gerą nuotaiką galėčiau palaikyti, manau. O kieno galėtum asistentų būti? Išrinkti nežaidėjų. Jeigu turėtų jo, vienas būtų tavo treneris ir tu jo asistentų. Galėčiau tavo asistentų būti iš tikrųjų. Tai bet aš tai treneriu nebūsiu. Nebūsi? Ne, bet ne. Jau treneris, man futbolo gyvenimo užtenka iki 30 kažkelių metų. O paskui tegul prasideda kitas gyvenimas. Treneris man toliau tęsės futbolo gyvenimą. Tai kitą turi rinktis, kažką ne mane. Galbūt tada... Slivkos, ne? Galėtum. Aš galvojau apie Slivką, bet labai būtų su juo sunku, manau. Bet jis galėtų būti tas tylus, o tu viską užvedinėtum komandą, o jisai tik tais paskui duotų. Jisai viską taktikas, o aš toksai būčiau gerai, sutinku. Kas tau yra pergalė? Kai rūbiniai gali pasidalinti gerom emocijom su komandos draugais. Iki yra pergalė, va. Kai nueini iki parduotuvę. Ir randi migdolinę bandelę. Ir dar su akcija. Eik tu savo. Va čia yra pergalė. Va, kur yra tikrosios pergalė.